Tai finalo ketvertą vertinu labai pozityviai. Tai jeigu taip reziumuojant, tai visos komandos, kurios kryptingai dirba paplūdimio futbolo vystymo prasme ir stengiasi stiprėti, tai dauguma jų šitame ketvirte yra. Finalo ketvirtas buvo netoks, kaip tikėjomės, nes pirmas rungtynės šiandien tikėjomės, kad bus biški lengviau, bet nepagavom savo žaidimo, tai net ir galėjom prisidirbti biškutį. Bet finale tai ėjom susikaupę, turėjom gerą planą ir manau, kad gerai sekėsi įgyvendinti. Pasimokėm iš klaidų, pasidarėm išvadas, kad negalim nei vieno varžovo nuvertinti ir finalinės rungtynės. Tu kai žinai, kur eini, tai faktas, kad eini pilnu pajėgumu. Dėl pirmenybių lygio, tai lygis yra pakilęs. Visos komandos, kurios dalyvauja, jos galbūt ir žaidybinė prasme, ir daugiau patirties turi, ir daugiau rinktinės žaidėjų yra integruota į šį čempionatą. Tai kelia čempionato lygį ir manau, kad tai pastebi visi, kurie yra susiję su šio čempionatu. Iš tikrųjų norėjusi viso sezono metu nei kart nepralaimėti ir praleisti kuo mažiau įvarčių, bet bangavom labai stipriai šiais metais, nes ir vartininko neturėjom vienam ture, ir kelių žaidėjų, tai nesisekė maks tų tikslų įgyvendinti, bet finalo ketvirtį čia, ką padarėm, tai finale manau, kad parodėm, kad esam tikrai geresni už Panevėžį ir tas atsispindėjo rezultate. Mes jam laimėti nuo pat pradžių. Taip, kartais yra iššūkių, sudėtis, vis tiek turim šeimas, turim savo visokių problemų, tai mes negalim leisti savo praleidinėti tų etapų, kaip šiais metais nutiko, bet gyvenimas yra gyvenimas, parodo, kad mes viens už kitą esam pasiruošę padėti viską. Paplūdimio futbolo taurėje iš esmės yra šiek tiek daugiau netikėtumų. Trumpesnis renginys, vienos dienos renginys, kur komandos sąlyginai silpnesnės gali pademonstruoti sėkmingesnius rezultatus. Matome, kad turime 6 komandas ir taip pasižiūrėjus, praktiškai kiekviena iš jų galės konkuruoti dėl prizinių vietų ir tas būtent nežinomumo faktorius šitoj taurėje ir bus, manau, esminis. Tikėjomės iš tikrųjų daugiau, gal kaip ir sakiau, turėjom gerą planą, kad išjungti jų pagrindinius žaidėjus. Dar aišku padėjo tas, kad jie pusfinalį gavo raudoną kortelę, irgi vienas atvažiavęs legionierius. Kiek žinom ir tekę yra žaisti prieš Lenkijos rinktinę, jisai tikrai yra vienas ten iš lyderių. Tai gerai, kad jo nebuvo, aišku, čia mum į naudą, o manau, kad 100% čia pasiteisino mūsų planas. Gal jų ir rotacija didesnė, dvigubai vos ten daugiau žaidėjų, bet mes labiau norėjom laimėti turbūt. Panevėžys padėjo mums su dar didesnė motyvacija išeiti ir įrodyti, kad tu gali taip pasiimti 1-2 žaidėjus, pakelt savo komandos lygį. Bet kadangi mes esam, kaip pasakyti, atstovaujam Lietuvą ir nesvarbu, koks tai ženklas bebūtų, mes vis tiek esam Lietuvos rinktinės pagrindu, tai mes einam kovoti tam, kad laimėti viską. Manau, kad auga labai stipriai ir tas parodo vien tik tai, kad ir, kiek žinau, ir buvo iš Latvijos žaidėjų atvažiavę, iš Estijos, buvo iš Bulgarijos atvažiavę, į Lenkai, tai vien tas, kad išeina jau prisikviesti ir jie patys nori atvažiuoti legionieriai pas mus į čempionatą ir tas lygis tai tikrai nėra blogas, nes ir atvažiuoja ir vartininkų, ir gražus žaidimas, manau, ir tų įvarčių gerų būna, ir tų komandų vis naujesnių ir visas infrastruktūra plečiasi į mažesnius miestelius, tai Marijampolė, ten Ignalina, visur turi ir aikštelės, Kupiški, tai manau, kad viskas labai juda stipriai į priekį. Jeigu taip tiesiai šviesiai, kaip ir Lietuvos rinktiniai visada stengiuosi papildymą padaryti ir pakviesti naujų žaidėjų, tai galėčiau pasakyti, kad praeitais metais aš buvau laimingesnis. Šiais metais, manau, tos dvi komandos žino, kad jom geriau nedalyvauti. Geriau mažiau, daugiau tarpusavį sužaisti, bet atvažiuoti 5 žaidėjams ir atsivežti vaikus, taip negalima daryti yra. Tu turi gerbti varžovą, mes susirenkam, žaidžiam, atvažiuojam, kažkas aukojam laiką, o čia atvažiuoja 5 ir, taip negali būti.
Ir jeigu taip viešai sakant, norėčiau tą žinutę jiems ištransliuoti, kad gal geriau nedalyvauti. Pasiemi iš kažkur tarptautinių komandų žaidėjus, kurie nenori čia žaisti, tada, kad sutaupyti finansų, tu į vieną mašiną 5 atvažiuoji, tu žaidi, o kiek kitos komandos įdeda širdies, tai tos 2 komandos, aš manau, kitais metais gal susivoks ir nedalyvaus, o finaliniam ketvirtui didžiausia pagarba. Nu, jie taip kelia lygį. Tiek Prienai šaunuoliai, jie visi iš vieno miesto kovoja, stengiasi ir nėra ką pasakyti. Nu, tas trejetas, kas šiais metais, aš manau, verti buvo šituo apdovanojimu ir šito laiko čia.